sveiki žygį, senokai įrašėme taip gyvai, akis į akį, bet manau praėjo užtektinai laiko ir mes užtektinai dalykų nuveikėme, kad yra tikrai apie daug ką galime pakalbėti. Mes abudu keliavom į Ukrainą, nors atskiromis kelionėmis, bet abu daug ką patyrėme, pamatėme ir vis tiek, nors ir atrodo, kad mūsų podcastai lėtesniu ritmu einasi, bet vis tiek pasaulyje be galo daug dalykų vyksta. Niekas nesustoja, žiniasklaida nenustoja, baisus dalykai Lietuvoje nesustoja, tai manau visai laikas apie tai pakalbėti. Ačiū Vincentai, galų galia tai, kad kiekvieną savaitę vis tiek mūsų podcastas pasiekdavo klausytojus, yra nuostabu. Rudenį galbūt intensyviau galėsime, nes sezonas prasideda, bet gal pradėkime iš tikrųjų nuo tavęs. Man ukrainiečiai parlamentarai rašė, skambino, jis sakė, koks žavus pas jūs jaunimas, nes pas jūs tos partijos nėra tokios stiprios. Net ir valdantieji ir kitokie, palyginus su mumis, mūsų partinis gyvenimas yra stipresnis. Ir kai jauni politiniai lyderiai atvažiuoja ir remia Ukrainą, jie nustebo. Tai papasakok apie savo kelionę pradžiai. Na, pradėkime nuo to, kad mes kaip Jaunųjų konservatorių lyga turime seserinės organizacijos, būtent Europos liaudies partijos pagrindų, tai yra irgi jaunimo organizacijos, tai mus kvietė į savo kasmetinę konferenciją tokia organizacija, pavadinimu vardu Solidarna Molo. Tai yra iš esmės europietiško solidarumo jaunimo organizacija, tai jie organizuoja kasmet, kas vasarą tokį susibūrimą, susitikimą, tarptautinę konferenciją Ukrainai. Bet dovanokit, aš atskleisiu tokią mažą paslaptį. Aš galbūt prisipažinsiu, kad mes su kolegomis gal ne vien ir gal nebuvo ta konferencija pats svarbiausias dalykas mūsų agendai, kaip sakant. Konferencijos gerai, gražu ir taip toliau, bet iš tiesų mes norėjome, kaip Jaunųjų konservatorių lyga, pamatyti ir parodyti kolegoms, kas ta Ukraina, kas ten dedasi ir iš tiesų, kad mes galėtume būti naudingi. Tai mes pasiryžome į šitą kelionę ne traukiniu ir ne autobusu, bet mes iš Lietuvos surinkome paramos, 2 paraminės mašinas ir, aišku, ten buvo prikaupta be galo daug humanitarinės pagalbos ir panašiai. Ir mes, tai buvo iš tiesų mūsų tas tikrasis tikslas. Ir keliaudami į Ukrainą, aišku, ta konferencija gera, stipri, ten jaunimas iš visos Europos diskutavo, kaip geriau integruoti Ukrainą į Europos Sąjungą, į NATO, dėl gynybos, ką mes galime daugiau padaryti. Bet iš tiesų man gal jautriausias momentas buvo, konferencija vyko Lvive, bet po pačios konferencijos, aišku, ten mūsų kelionė nesibaigė, mes buvom viso labo 10 dienų Ukrainoje ir mūsų kelionė iš esmės baigėsi Charkive. Mes nuvažiavome iki pat Charkivo ir mes turėjome, dar vis turime, aišku, tokią ilgametę partnerę, draugę, tokia Rima Hanatova. Jos tėvas, aišku, jinai yra iš Donecko srities, iš tokio miestelio Gargždų dydžio vardu Popasna. Tas miestas dėja dabar yra laikinai okupuotas, o jos tėvas yra šio miestelio, tai yra miesto karinis administratorius. Ir jisai su savo komanda mus labai šiltai priėmė Charkive, kur jis dabar bazuojasi ir jisai turi tokią labai didelę humanitarinės pagalbos centrą, kurie surenka paramą ir dalina pabėgėliams būtent iš Donecko srities. Ir aišku, ten nuostabiai sunku ir graudu, bet ir gražu, kad jie sugeba gelbėti iš tuos žmonės. Ir žinokit, kas man buvo jautriausia ir gražiausia, buvo tam pačiam centre, jie yra įkūrę vaikų darželį, būtent pabėgėliams iš Popasnos. Ir Jėzau, kaip gražu buvo matyti, kad šitie vaikai turi progą būti laimingiems, jie mums pašoko tradicinį šokį ir ten šypsojosi ir juokėsi, bet kai pagalvoji, šitie vaikai neturės tikrosios vaikystės, jie neturi savo namų, jie neturi savo miesto, savo gimtojo krašto. Ir čia buvo sunkiausia ir graudžiausia.
Na, faktiškai darai tą patį, ką ir mes, taip sakant, suaugusių lygoj. Aš irgi vežiau suvienytos už Ukrainą apie 35 parlamentarus ir irgi kalbėjom apie ateitį. Kalbėjom, susitikom ir su Zelenskiu, su visais vadais. Kas man labai patiko, pokalbis su Zelenskiu, nes jis buvo už uždarų durų, kadangi iki šiol nėra aišku, kaip juda Trumpas. Per tą mėnesį vyko Aliaska. Taip. Mes kaip tik tuomet ir buvom Ukraina, kai vyko šitie susitikimai Aliaskoje ir kaip būtų keista, ruskiai kaip tik ant rydienos pradėjo dar labiau šaudyti ir leistos dronus. Ir Trumpas iki šiol neįveda jokių botagų, nepanaudoja, nežinau kiek kartų žadėjęs, bet Zelenskis buvo labai tvirtas. Mes privalome. Jis visų pirma labai šiltai mus priėmė, tai jau yra antrą kartą šiais metais mūsų parlamentarus, vis tiek mes nesam jo lygio žmonės, bet vien tas nuoširdumas, kad mes kovojame už jį visuose politinėse frontuose, aš manau, jam patiko, atvėrė širdį ir jis patvirtino. Aš tikrai neatsisakysiu Ukrainos narystės NATO, kad ir kaip Trumpas to norėtų, aš neatsisakysiu savo teritorijų, nes aš negaliu. Ir aišku, jis prašė mūsų padaryti viską, kad Ukraina pradėtų kuo greičiau dėrybas dėl narystės ES, kurios iki šiol yra stabdomos vengrų. Ir realiai tuo pat metu amerikiečiai vykdo pokalbį su rusais, girdime apie kažkokius energetinius susitarimus dėl ExxonMobilio, dėl deimantų prekybos, kas liūdina, nes amerikiečiai tokiu atveju gali pašert mūsų pagrindinį agresorių, bet ta vienybė vis dėlto europiečių, visų europiečių ir ypač vokiečių, matei mano podcastą su vokiečių krikščionių demokratų, kurio aš tiesiai paklausiau, tai ar galiu pasakyti, kad šiandien jau nebe Amerika, o Vokietija yra tas politinis, moralinis lyderis? Jis atsakė tvirtai taip. Ir aš dar užklausiu vieną klausimą, ne tik dėl gynybos, ne tik dėl NATO, bet ir dėl apsisprendimo Ukrainą priimti į ES iki 30 metų, kas yra šiaip vokiečiams sunkus dalykas. Ir vokietis pasakė tvirtai taip, ašgi parėmiau, mesgi bendrą pareiškimą su tavim priėmėm. Šalia to dar pasakė, kad aš jau paklausiau, jeigu rusai pultų, ar gintumėt, aišku, kad taip. Tai ta vokiečių lyderystė, kurią mes matėme ir Merco įvaizdyje, kaip jis kalbėjo su Trumpu, jis vienintelis aiškiai pasakė, palauk, o kur dingo tavo ugnies nutraukimas? Tugi sakė, jeigu ugnies nenutrauksi, tai jau bus pasekmės. O Zelenskis vėl prisimindamas tą pokalbį, jis sako, žiūrėkit, pradžioj aš sakiau, kad aš nutrauksiu ugnį, jeigu bus tam tikros sąlygos, jeigu man vakarai suteiks saugumo garantijas. Po to gerai, sutikau nutraukti ugnį bet kokiom sąlygom. Po to sutikau su trišaliu susitikimu, po to sutikau su dvišaliu susitikimu. Aš sutinku su viskuo, bet rusai mane naikina. Tai kur tas Amerikos atsakas? Tai nežinau, apibendrinant tą mėnesį, Europa susitelkė, Ukraina rodo savo nuostabę strateginę jėgą, bombindama, daužydama rusų energetinę infrastruktūrą, jau 20% naftos visų perdirbimo gamyklų ir tinklų sudaužyta. Ukrainiečiai tai vadina mūsų sankcijom. Kol jūs meluojat mums, kad neįvesit sankcijas, mes jas įvedam tokiu būdu. Bet aišku, Amerikos neapsisprendimas ir ko aš dar labai bijau, Vincentai, tie dviprasmiški, man atrodo vis dar dviprasmiški amerikiečių pareiškimai dėl Amerikos karių išvedimo iš Baltijos šalių mane neramina. Sako, sprendimą Amerika priims rugsėjį. Aš matau, kad kongresas priešinasi šitam galimam žingsniui, kurio, aš manau, reikalauja Putinas ir Lukašenka, mainais už tuos gerus santykius su Trumpu, bet mūsų valdžia apie tai nešneka, mūsų valdžia to nedramatizuoja, senatoriai, kurie mus gina, neseniai buvo delegacija, lankosi tik Estijoje, iki Lietuvos, Latvijos net nenuvažiuoja, man tai yra blogi signalai, nekalbant apie tai, kad mūsų vyriausybė
po to pokalbio paskutinio, tokio prieš mėnesį, antrą kartą daro sąmoningą santuoką su antisemitais. Iš esmės jie tampa pagrindinė varomoji, neįmanoma tiesiog atmesti ir dar paima dvi ultradešiniasias prorusiškas antivalstybinės jėgas. Tai vaizdelis nekoks, Lietuvoje jis tikrai nepagerėjo ir tai mane gąsdina. Labai teisingai sakot, bet grįžkime prie vietinių reikalų ir mūsų vyriausybės problemų truputį vėliau. Bet šiam momentui norėčiau vėlgi pakalbėti apie Ameriką pasaulyje ir apie tai, vėlgi, per jūsų šitą podcastą, kaip ir aš paminėjau pačiam ten intro dalyje nuo podcasto, kad jūsų pokalbiuose girdėjosi, kaip bebūtų keista šiem laikam, bet daug vilties ir daug optimizmo tam tikro. Gal jau nebežiūrint į Ameriką optimistiškai ir manau yra itin sunku tai daryti ir aš pats žinau, kad jūs visada buvot labiau optimistiškas ir labiau tikėjote Ameriką nei aš bet kada, bet jau aš nerandu ne vieno būdo, ne vienos skylutės, per kurią būtų galima įžvelgti šviesos Amerikoje šiuo metu. Bet užtat ir labai teisingai jūs anksčiau pasakėt, kad Berlynas yra dabar naujoji vakarų ir laisvojo pasaulio sostinė. Bet man yra smalsu ir galbūt jūs daugiau apie šitą žinote, bet kiek aš esu matęs viešoje erdvėje, atrodo, kad Vokietijoje ir iš Merco sklinda labai gera retorika. Bet ar kažkas konkretus iš tiesų vyksta, kad Vokietija pasiruoštų, paruoštų ginklus savo, apsigint pačiai ir dėl tos pačios paramos Ukrainoje, ar jinai dar vis vyksta iš Vokietijos ir iš Europos apskritai, ar jinai visiškai nuslūgo, nustojo ir mes tiesiog laikomės retorikos ir kaip sakant, daužome krūtinės, kad Putinas išsigastų. Apibendrinant, gerų naujienų iš Amerikos neateina. Vaizdas, kai Amerikos kariai kloja raudoną kilimą rusų žudikui, manau, įstriks dešimtmečiams į priekį. Tai yra vaizdas, kuris sukrėtė visą Europą. Rusai panaudojo tai Amerikos pažeminimui, duok dieve Amerika tai supras ir baigs šitas tokias Müncheno ar Jaltos lygio kvailystės, bet visa mano viltis susijusi su keliais dalykais. Visų pirma, taip su Europa. Du geriausi dalykai, kurie įvyko šiais metais, yra tai, kad Vokietija nusiėmė apribojimus savo finansuoti gynybą. Jinai yra labai turtinga šalis, penketuke pasaulio šalių, kur gali padėti visus pinigus ant stalo gynybai, ir tie pasiekimai ukrainiečių, daužant rusų energetinius objektus, su Vokietijos žinia ir su Vokietijos, manau, technologijomis, yra fantastika. Apsisprendė suaugęs žmogus, Mercas, pasakė, jūs turite teisę naikinti karinius taikinius, kur norite, už savo ribų. Nes pats Trumpas vienoje interviu pasakė, kaip galime laimėti karą tik ginantis. Negali. Tai pasakyk A, pasakyk ir B. Galų gale priimk Ukrainą į NATO, dėl kurio net ir vokiečiai šiandien sutinka. Tai antra gera žinia iš Europos buvo armėnų azerų susitarimas ir jų trūktelėjimas į vakarus. Čia mažesnė regiono dydžio žinutė, bet galų gale vien tas vizitas į Ukrainą, mes tik ką kalbėjom, tai jau mano 13 vizitas vežant visus europiečius, tai pradėjo juos vežti Andrius Kubilius, kuris yra milžiniškas autoritetas. Tai apibendrinant, lietuviai Europoje iki šiol išliko milžiniški autoritetai rytų fronte. Mūsų jau šiandien klauso visa Europa. Tai mano optimizmas yra iš to, kad aš atsimenu sausio 13, man buvo 19 metų, ne veltui mes darome tinklalaidį iš šitos vietos, aš atsimenu, kai mūsų neklausė dauguma vakarų valstybių. Bet mes privalome Europoje veikti daug aktyviau. Greitai mūsų partija paskelbs dokumentą dėl užsienio politikos, kuriame mes teigiame, kad mes tampam reaktyvi jėga. Mes anksčiau siūlydavom darbotvarkes, formuodavom jas. Mes Europą turime
stiprinti dar labiau. Mes turime galvoti ir apie gynybos sąjungą. Mes turime žymiai sustiprinti savo santykius su Lenkais, kurie yra didžiausia karinė jėga, ar taps ateityje. Mes privalome stiprinti juos su vokiečiais. Antisemitai tam tikrai nepadeda. Tai yra kaip, nežinau, kaip didžiausias įžeidimas tiems patiems vokiečiams. Švedai, šiaurės šalis, kurios yra aplinkui. Aš nematau aktyvumo, bet taip pat nematau aktyvumo ir Amerikos atžvilgių. Aš ten buvau ambasadorius, pasiųstas raudonojo Obamos laikais, kai lygiai taip pat mūsų negirdėjo, buvo apsikabinę raudonieji, Vašingtono raudonuosius Maskvoj. Tai jeigu mes ir toliau taip neveiksim, tai po šitos Trumpo kadencijos ateis dar labiau raudoni. Pažiūrėkit, kas New York'e vyksta su demokratais. Tai jeigu mes nedalyvausime aktyviai šiame pasaulyje, taip kaip pavyzdžiui dalyvauja, na gerai, Suomijos prezidentas. Kuo Suomijos prezidentas yra geresnis už Lietuvos prezidentą? Nelysiu į asmeniškumus, bet šalis yra beveik tokio padydžio. Kažkodėl Suomijos prezidentas šiandien yra europinis lyderis. Jisai derina visus skambučius ir ten Trumpo žingsnius. Tas pats Lenkijos prezidentas tik išrinktas. Jėzu, jisai jaunesnis už mane. Istorijos nuostabus instituto direktorius. Na, jisai susikviečia, va čia pagarba Lenkam, va pagal seną Pyso tradiciją, Jogailaičių tradiciją, jis susikvietė pas save regioną, jis susikvietė prezidentą Nausėdą, jam nieko nereikėjo daryti ir jis jau vešis į Vašingtoną mūsų nuomonę. Bet kur mūsų veiklumas? Paluckas nesugebėjo per tos 9 mėnesius nieko padaryti, o dabar realiai pirmą kartą, Vincentai, čia ir baigsiu, pirmą kartą mūsų istorijoje, šito pastato istorijoje, kraštutinė dešinė, tomaševskininkai apsikabinę juostelėmis ir valstiečiai prisijungė prie kraštutinės dešinės, įsijaro, suformavo koaliciją su kraštutinės kairės premjerė. Jos pažiūros yra kraštutinės kairės pažiūros. Užsienio politikoje yra, na, aš nevartosiu aštresnių žodžių. Pirmą kartą užribiniai veikėjai apsijungė ir tai, jeigu Paluckas buvo izoliuotas, tai visos centre esančios europietiškos jėgos žiūrės labai atsargiai šitą vyriausybę. Tai mane apima viltis dėl to, kad aš žinau, kad būtų galima žiauriai daug padaryti, net ir toj pačioj Amerikoje veikiant normaliai, sukeliant bendruomenę, sukeliant verslą, o pats žinai bendruomenės mūsų jėga, kuri yra visiškai nepanaudota ir čia vat gali pasakyti pats, ką galvoji, bet matant tokius beviltišką, neprofesionalią, analfabetišką vyriausybę, matant, na, aš neminėsiu asmeniškumus, naujus komiteto pirmininkus, kurie turi nulinį anglų kalbos žinojimą. Ta prasme, absoliučiai neturi patirties savo srityse ir mes toj pirmininkausime Europos Sąjungoje, mane apima visiška neviltis. Absoliučiai, nu aš net nežinau, ką pridėti. Mes dabar turime, prie Palucko turėjome nieką. Dabar mes turime minusą. Dar didesnį minusą. Minus nieką. Šitie kraštutinumai, gal kažkas galėtų pagalvoti, kad jie kažkaip ten ras bendrą kalbą per vidurį, bet nieko panašaus. Vietoj to, kad būtų kažkoks konstruktyvus dialogas, kad mes eitume į pasaulį ir toliau neštume tam tikrą svorį, kaip mes turėjome per mūsų kadenciją, kur Lietuva visada buvo top 5 valstybių, kurios šnekėjo apie regioninės problemas, apie pasaulio problemas, apie Europos problemas. Dabar mes esam niekas, dabar mes esam dar vieni kažkokie tarp vasalo ir tarp kažkokio kaimo, apie kurį kalba gal kai kas, bet tikrai ne mes. Ir mane ima, aišku, pyktis dėl šito ir gaila. Ir aš bijau, kad jeigu dabar kažkas bandytų Lietuvą užpulti, tai Baltarusija, tai Rusija, Jėzų Marija, mūsų valdžia negalėtų mūsų apsaugoti, niekas nevyksta. Ir kas dar pikčiausia, mes, aišku, visą laiką švelniai konkuruodavom su estais. Nesakysiu to esto, kurio klausiu, bet aš klausiu, ką tu galvoji, bet Lietuva dabar? Nulis. Absoliučiai
nulis. Visur. Ir nulis. mes tiek laiko stengiamės ir statėme tą savo įvaizdį, savo prestižą. Ir mes net estus buvom aplenkę ir ekonominiais rodikliais ir dar kažkurį laiką matyti judėsime. Dabar, aišku, išmesti pinigai bus į rinką su pensijų pravalgymu, ekonomika sproks, kol čia kažkas kažką pirks, bet kas atsitiks 27 metais per mūsų pirmininkavimą Europos Sąjungai, kai norėsime, kad visi matytų mūsų didybę, bus gėda ir ekonominė, ir politinė gėda. Paimkim, pavyzdžiui, mikropasaulį, Nacionalinio saugumo komiteto. Naujasis pirmininkas net kojų nėra apšilęs nacionaliniam saugume ir gynyboje. Ir jis pirmininkaus komitetui, kur bus 2 premjerai, 2 krašto apsaugos ministrai. Čia aš kalbu jau opozicijos pusę. Vienas kariuomenės vadas, tas pats Gaižauskas, kuris yra iš opozicijos, jisai kal šakalienė prie kryžiaus nuo ryto iki vakaro, nes jis jos nemėgsta. Tai čia mažas mikropasaulis mūsų nacionalinio saugumo, kur opozicijos pusė visa bus politinė, moralinė ir idėjinė lyderystė, o kairieji patys save kals prie kryžiaus. Mano nuojauta, Vincentai, kad kaip mes aptarinėjome Palucko žlugimą, nepraeis net, gal metai ir praeis, bet daugiau nepraeis ir mes aptarinėsime šitos raudonos rugiagėlės žlugimą. Absoliučiai. Ir vėlgi grįžtant prie Ukrainos, kurioje vėlgi mes abu viešėjom ir su jūsų pagalba suorganizavom susitikimą tarp mūsų delegacijos ir Zelenskio partijos Slucha narodų užsienio reikalų, tai yra tarptautiniu sekretorium, tokiu Vadimu Halaičiuku. Ir mes su juo kalbėjomės kaip tik apie visą šitą koalicijos formavimo procesą, kad mes tuo metu dar neturėjome premjerės ir mes atvirai aiškinom situaciją ir mes bijojome dėl to, kas gali atsitikti Lietuvos paramai Ukrainai, dėl to, kas gali atsitikti su Lietuvos retorika ir diplomatiniam pastangom dėl Ukrainos. Kažkaip jie labiau optimistiškai žiūrėjo nei mes. Bet žinok, pirmą kartą, čia mano 13 vizitas po invazijos, pirmą kartą kas antras ukrainietis iki detalių, pavyzdžiui, kas yra Ruginienė, pavardė ištark. Kas yra Nemuno aušra ir vėl jūs einat su, pasakė, Nemuno aušra, Tomaševskį vardino ir paklaikiusiom akim ukrainiečiai klausė vieną klausimą. Palauk, jūs buvote vis laik mūsų geriausi draugai. Jūs dabartinė vyriausybė bus prorusiškiausia, kokią mes atsimenam. Kas jums atsitiko, lietuviai? Ir aš dar, žinok, nuoširdžiai, nors būdamas konservatorius, aš ten bandau sakyti, čia mes, žinot, užsienio ir saugumo politikoje veikiam kartu, bet viduj mane apima absoliutus nerimas. Žiūrėk, kairieji išlaidauja į kairę ir į dešinę. Jie paprastai išleidžia visus pinigus, kuriuos mes uždirbam, nes paprastai nulupa nuo mūsų rinkėjų, pasiturinčių, jau įsilavinusių viską. Išdalina viską, valstybė atsiranda prie bankroto slenksčio, dar nori įvesti 4 darbo dienas, kad nedirbtume daug, kad kam čia dirbti, iš tikrųjų, kam tie pinigai. Bet kai tu nori išdalinti viską, tai tu pradėsi dalinti ir paramą Ukrainai. Nes tarp tos koalicijos rėmėjų Ukraina nėra populiari. Paklausyk, ką kalba Žemaitaičio troliai ar kokie nors tenai ąžuolų gerbėjai valstietiškų, ar Tomaševskio, apie ką mes kalbam. Tai aš bijau, kad pirmas taikinys ir kai kurie mūsų diplomatai, kurie dirba su Ukraina, pergyvena, kad kirs visų pirma parama Ukrainai. Ir būsimos galimos premjerės pasisakymas, kad žinot, mes ir karių gal nesiūsime Ukrainą, mane šokiravo. Ta prasme, jeigu ir norėjai būti prie tų stalų, prie Palucko laikais nebuvai kviečiamas, tai bent turėjai ką padėti ant stalo. Aš suprantu, krašto apsaugos ministerija buvo pasiruošusi siūsti bent karių dydį, kokį mes siūsdavom į Afganistaną, kartu su geriausiais europiečiais, su Amerikos parama, kaip bandoma susidėrėti. Ir jeigu šita premjerė sako, kad žinot, mes čia dar pamastysim, pagalvosim ir aš pasišnekėsiu su krašto apsaugos ministerija, tai su tavim jau ir dabar nieks nesišneka. Tu dabar esi nulis. Padariusi tokį sprendimą, tu būsi minus nulis.
Nu, ką čia be pridėjus, mes dabar nieko neturime. Mes šiaip blogiau nei nieko, mes turime daug minusų, kurie tiesiog juodina Lietuvos vardą, gadina visą mūsų įvaizdį, prestižą ir apskritai mūsų galę. Mes, kaip daug kas mėgo sakyti, angliškai mes Lietuva, we're punching above our weight. Mes padarėme tai, ką didesnės, turtingesnės, galingesnės valstybės irgi daro. Vincentai, tai buvo praeitį. Vėl pažiūrėk sausio 13. Taip. Aš atsimenu, mano profesorių Bumblauskas sako, Žygi, sausio 13 mes buvom pasauliniai lyderiai. Mes sugriovėm Sovietų imperiją. Atsistojom ir sugriovėm, aišku, ir Lenkai, ir visi kiti, bet mes buvom pirmieji. Mes iššokom į traukinį ES ir NATO. Visi iš mūsų juokėsi. Jūs čia kažkokie tenai... Karštakraujai, pietiniai baltai. Įstosit į NATO. Ne, viską mes padarėm. Mes visada buvom priekyje, mes šokdom aukščiau mūsų svorio užsienio politikoje. Dabar... Mes nieko neveikėme. Faktiškai šiaip jūs veikėte. Ir žinot, tiesą pasakius, atrodo, kad bent jau iš šono pažiūrėjus, jūs nešate visą Lietuvos tarptautinį įvaizdį. Ir manau, jūs darote daugiausia darbo, nors jūs esate ir, žinai, opozicijoje. Vincentai, ir tada dažniausiai paviljonį kaltina dėl Amerikos. Ok, nice, aš esu opozicijos žmogus, aš darau, kad dėl visko, bet kur valdžia, kur jūs esate? Realiai užsienio politika, aš nenoriu tikrai nurašyti visų mūsų žmonių, atiduotai techninį lygį. Diplomatai mūsų dirba, mūsų ambasadoriai dirba. Kęstutis Budrys bando jų nuomonę atstovauti. Bet tai yra viena mažytė ministerija idealistų, fantastinių, patyrusių žmonių. Dabar lūžta pasaulis strateginiam politiniam lygmenį. Titanų lygmenį, kur Suomiai tampa titanais. Mes tapom raudonom rugiagalėm, kur net taip sakant, lapeliai pabiro ant asfalto. Susiimkim. Ta prasme, mes galų gale pasiekdavom viską ir tą Kubilius neseniai priminė. Susitelkdavom ir raudonieji, ir konservai, ir liberalai, ir kas tik nori. Mažytė Lietuva prieš tironus, sujungdama visus kitus, užburdama savo pavyzdžių. Viską mes dar galim padaryti, nenusivilkit. Važiuoju dabar į Klaipėdą, buvau Kaune, Panevėžy, salės lūžta, žmonės tiki, kalbam su mūsų ambasadoriais, mūsų Jovita Pranevičiūtė, ES ambasadorė Vašingtone. Ta prasme, mūsų žmonės gerbė, myli, mes daug ką galim, bet mėlieji raudonieji, ką jūs darot, apie ką jūs galvojat sukurdami vyriausybė su blogiausiam politiniam jėgom. Ir jie kažkaip įsivaizduoja, kad čia vis tiek geriau neiti į koaliciją su konservatoriais ir kad šitą jų rinkėjai atleis. Atsiprašau, bet kažkaip, kai žiūrėjau reitingus paskutiniu metu, tikrai, Juokingiausia man buvo, tai čia aš apie ukrainiečius pasakoju. Su manim į Berliną, atsiprašau, į Ukrainą važiavo 3 vokiškos partijos. Krikdemai, kaip visada, žalieji, opozicija, bet šiaip visur mus remia, ir socdemai. Socdemų atstovas ekonomikai ir finansam, kuris, užtikrina brigados finansavimą, ilgai manęs klausinė, pas jūs ten socdemai valdžioj, socdemai, jie daro koaliciją ne su viena, o su 2 ICR partijom? Taip, ok. Ir dar su antisemitais? Ir jisai, ar jie tikrai socdemai? Aš bandau sakyti, lyg ir taip, bet biški su komunistai susijungia. Tarsi Europoje, tarp socdemų, tai, ką daro šitie socdemai, yra savižudybė. Ta prasme, aš manau, Vincentai, 3 bandymo socdemam nebebus. 1 jau buvo, jeigu dar skaičiuosime Blinkevičiūtės melą, Palucko varkės, dabartinį absoliučiai nesocdemišką elgesį, socdemai save sunaikina iki plintuso lygio. Jų populiarumas krenta trigubai palyginus su to, ką jie turėjo. Žemaitaitis jau priartėjo prie, net jau seniai po plintusų. Ta prasme, šita valdžia, kai jie sako, kad jie kalba žmonių vardu, yra absoliutus melas, nes jie bandė įteikti, kad... Žmonės šito nenori. Taip, nes jie nenori, jie atmeta ją, jų pasirinkimus, jų melą, jie atmeta, jie nebekalba žmonių vardu. Tai ką daryti dabar? Mums liko, maksimum 3 metai iki rinkimų. Iki to laiko gali būti ir pirmalaikiai, bet ką darome iki to? Nes čia yra dabar tas puikus momentas mūsų visiems priešams pulti Lietuvą tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
čia yra tas puikus metas, kai galima užimti Lietuvą ir nieko tau neatsitiks. Aš manau, va tai, ką padarai tu kaip, žinai, jaunuolis, apsispręsti, tapti politiškais. Tūkstančiai žmonių, kurie buvo čia gatvėse, jie parodė save, bet mes nebegalim laukti. Niekas nežino, kas bus rytoj. Tvarka sukurta po Antro pasaulinio karo miršta. Šiandien, kas yra liūdniausia, man tiesiog net nežinau, kaip tą pasakyti. Į Amerikos žodžius niekas nebereaguoja, bet ką Trumpas pasako, rinkos nebereaguoja, nežino, kad jisai atsitrauks. Tas pats pėtos su naftos rinkos kainomis, kas irgi yra labai įdomu. Ir žiūrėk, tie blogiukai visi, net su Indija apsikabinę kūrė alternatyvą NATO. Tai, na, jeigu šitie blogiukai įsisiautės, pavyzdžiui, nei iš šio, nei iš to manęs prašo atvažiuoti ne tik vokiečiai, bet ir taivaniečiai, sukviesti Šiaurės Baltijos šalis, kurios geriau ginasi, nes jie bijo, kad gal net spalio pabaigoje įvyks kažkas, kas gali turėti nepataisomų dalykų. Nes matot, tai jeigu čianai vyksta posūkis, amerikiečiai tikrai pradeda pilnai važiuoti Putino rogėm, ką kol kas jie daro, ten gali įvykti tokie pat lūžiai. Tai eiti politiką, rodyti balsą, jungtis su laisvės jėgom, kurias atstovaujame mes ir kitos partijos, demokratai irgi eina į mūsų pusę, netylėti. Ir, nežinau, mane apima jausmas, kad seniai neturėjome priešlaikinių rinkimų, bet aš bijau, kad mes juos galim turėti. Nes aš neįsivaizduoju, kaip tokie beraščiai gali valdyti valstybę istorinių lūžių laikais. Turi būti genijai, turi būti stiprų žmonės, turi būti vieningi, sutelkianti žmonės. Turi būti valstybiški žmonės, kuriems rūpi valstybė, o ne tik kažkokios pareigos ir gražūs kabinetai su gražiom gėlėm ir panašiai. Mes statome Lietuvą ir mes jau nebe tik turime ją statyti, mes turime ją ginti. Nes mus nori. Iš esmės, tai Vicentai, mes turim atsimti šią valstybę iš šitų žmonių. Tiesiog atsimti. Kol neįvyko Armagedonas, kol neįvyko baisiausi dalykai, visais būdais, kiekvienoj gatvėj, kiekvienam mieste, kiekvienam rajone, kiekvienam, žinai, Suvalkijoj, Žemaitijoj, Aukštaitijoj, kiekvienoj rinkiminėje apygardoj atsimti valstybę. Ir nebūtinai konservatoriam, laisvės jėgom, visom, kurios neina kartu su kolūkiais, kuriuos parodė mums Putinas, Ksi, Lukašenka, tik kokį narvą jie nori mūsų sukišti. Jūs norite ten gyventi? Šita hebrytė, manau, meldžiasi, nes jie kilė iš ten, jie augė ten, jie gyvenė ten. Mes norim kažko kito ir atėjo laikas atsimti tą valstybę iš jų. Amen. Na, grįžtant prie to, ką mes jau trumpai palėtėm anksčiau, jūs parašėte tokį labai svarbų dokumentą, kuris jau bus viešas artimų metų ir turiu pripažinti, man jau teko su juo susipažinti. Ir kas man labiausiai apie jį patiko, tai buvo šita mintis, kurią jau jūs paminėjote anksčiau, kad mes norime kurti sąjungos ir artimesnį bendradarbiavimą su savo kaimyninėmis šiaurės šalimis. Būtent tokiu, kariuomenė, ne visai kariuomenės integracijos prasme, bet tokiu gilesniu bendradarbiavimu. Kas man labai patinka ir apie ką aš jau labai senai galvoju, ypač atsižvelgiant į dabartinės Amerikos problemas, kad mums reikia dirbti su Suomija, su Norvegais, su švedais, su vokiečiais, su visais. Su Lenkais. Su Lenkais, taip, nereikia pamiršti tų Lenkų. Ir kaip jie kartais mus pamirštų, mums reikia priminti apie save jiems. Ir labai viliuosi, kad ir kaip tai beprasmiškai nuskambėtų, kad nauja valdžia galbūt atsižvelgtų į šį popierių, kai jis bus viešas. Kaip padarys kažką naudingo Lietuvai. Tikrai, užsienio politikoje mes visi veikdavom vieningai. Rašant tą dokumentą, aš žiauriai dėkingas visiems buvusiems ministrams, pirmininkams, valstybės vadovams, kurie prisidėjo prie jo kūrimo, premjerams. Patiko, kad ši bendruomenė tokia vieninga užsienio ir saugumo politikoje. Mes iš tikrųjų esame užsienio ir saugumo politikos partija. Mes, kaip ir švedų moderatai, mes degame šiais dalykais, nes
mes puikiai suprantam, kad taip ir pasakyta tam būsimam dokumente, kuris bus išviešintas kitą savaitę, užsienio politika yra pirmoji mūsų fronto linija. Pirmoji. Jeigu mes pralošiam žaidimą, ką jau matom, kad raudonieji pralošinėja, jeigu mes pralošiam užsienio politikos žaidimą, beliks tik fizinės barikados, Kurių mes neturim. kurias mes dar sukūrinėjom. Todėl mes negalim pralošti to mūšio dėl užsienio politikos. Jis yra pirma gynybos linija. Tai laikykime ją, manau, ten pateikti fantastiniai pasiūlymai, tik tai labai norėtųsi, kad šita valdžia, kuri šiuo metu formuojasi, jos išgirstų. Amen. Ačiū Jums labai ir iki sekančio. Ačiū, Vicentai, tau.